Na, tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Oi, ir dabar noriu aš jums parodyti savo video šios savaitės, ką pavyko man nuveikti per šią savaitę. Ir dabar rodau planšetės savo darbus dėl to, kad kažkur dingo mano vienas įrašas, matyt, netyčia ištryniau būtent pačios pradžios. Tai parodysiu, kągi nuveikiau ir pačią pradžią, tai pradžia bus nuo štai šito švyturio ir įdėsiu dabar nuotrauką, kadangi irgi dingo kažkur nuotrauka, matyt, išsivaliau telefoną taip, kad vienu žodžiu pasidariau tvarką telefone ir įdėsiu šito švyturio būtent pradžios nuotrauką ir paskui jau parodysiu, kiek ten jau man pasisekė jo išsiuvinėti. Tai ką, daugiau neplepu ir dedu dabar nuotrauką ir pradedu savo savaitės video. Na štai, kiek pasistumėjau, kaip matote, visai neblogai. Ir dabar pažiūrim, fokusas yra. Tai, kaip ir sakiau, pabaigiau šitą vietą, čia jau nieko į viršų nebebus. Varpelį padariau, duris visiškai pabaigiau ir truputį sienos paauginau, langelius va šitą užspalvinau ir čia geltoni atsirado vėliavėlės elementai. Ir dar matote, fokusuojam, bekstičių padariau, va čia plytos tos, langelius čia, duris pilnai apipavydalinau, inkarą apipavydalinau, varpelį, va. Ir po taip gražiai man keliauja šitas darbas į priekį. Ir su juo aš pabaigiau savo bingo lentelę. Balandį vėl padariau visą pilną lentelę. Tik labai įdomiai, čia spalvinta ta pačia spalva, bet matyt nuo saulės ar nuo šviesos kažkaip keičia atspalvį šitas flamasteris mano. Toksai. Čia faktiškai yra teksto žymėjimo, tai žinot, kaip yra spalvoti tokie markeriai, ar kaip čia vadinasi. Tai labai įdomiai, čia vat visai nublunka, o čia vat yra, kur ryškiausiai, reiškia, paskutiniai buvo ir siuvinėti. Taip ir buvo. Mėgstamiausias darbas švyturys buvo ir mažiausiai liko iki pusės. Tai va šitas mano darbelis ir buvo padaryta 1000 kryželių. Aišku, ne tik kryželių, bet ir bekstičio. Tai buvo kryželių ir paskui bekstičio. Tai čia viskas bendrai. Tai štai, tai su šito darbu pabaigiau savo balandžio šitą mėnesį. Balandžio mėnesį, o kitą mėnesį pradedu gegužės su savo laivais rėmuose. Ir pasiėmam lentelę naują, gegužė, ir aš pasiėmiau laisvę 800 kryželių. Tai, ką vakar padariau, truputį pas mane kažkaip įdomiai sagoj pasižymėjo, netyčia matyt, kažką bakstelėjau ir pasižymėjo kai dvi spalvos kryželių ir faktiškai per visą darbą, kur aš dar nesu išsiuvinėjusi, jau pažymėta kaip išsiuvinėta. Tai vakar aš pasiėmiau tą savo plotelį, va šitą nedidelį, ir ištryniau tos visus, kurie jau pažymėta, nes labai trukdo siuvinėti, atrodo, kad yra kryželis, o pasirodo nėra. Plus, saga, aišku, neskaičiuoja, jeigu tu juos siuvinėjai, kurie jau yra pažymėti. Bet irgi blogai gavosi, dėl to, kad man dabar rodo minusą. Kiek aš ištryniau, tai dabar aš tą minusą dabar mažinu, nu ką darysi. Kaip yra, taip yra, bet tai ne dėl skaičiųgi siuvinėjų, o siuvinėjų dėl ko? Dėl savęs. Ir, kaip sakiau, jau pradėjau naują eilę nuo viršaus, keliausiu į apačią. Ir čia, vat, matot, liko dar, nufokusuok, o, liko gabaliukas, dėl to, kad čia yra gana eina daug į apačią, tai aš čia ir palikau. Nes čia, vat, matot, linija yra, va, linija, iki kurios aš siuvinėjau, va čia va. Grįžtame į viršų. Tai vakar pradėjau, labai nedaug pasiuvinėjau, vakaras buvo, už tai nefilmavau. Matote, va, atsirado naujų kryžiukų, čia truputį pasiuvinėjau, labai nedaug. Ir labai gražus buvo skaičius, kai pradėjau šitą vietą.
procentais. Tai buvo 78,78%. Tai vat labai įdomu, kiek man pavyks per savaitę padaryti procentų. Niekad kažkaip labai aktyviai nesekiau, kiek per savaitę išeina procentų padaryti. Daugiau kryžiukus žiūrėjau, kaip gaunasi. Bet, ką aš noriu pasakyti, šią savaitę tikrai nedaug gausis šitam darbui dėl to laiko. Dėl to, kad vat šiandien pasiuvinėsiu, rytoj negalėsiu, rytoj penktadienis, paskui išvažiuojam šeštadienį, sekmadienį, kai grįšiu, vakare galbūt dar pasiuvinėsiu. Tai va faktiškai 2 dienos. 2 dienos yra šitam darbui ir pažiūrėsim, kaip seksis. Ir ką, dar galiu atsinešti ruletę, pasukti ir pažiūrėsim, ką išsuks. Jeigu kažkokį nedidelį darbelį, tai aš galėsiu pasimti į kelionę. Einu atsinešu kompiuterį. Nu va, pastačiau dabar ant švyturio tą rodiklytę, dėl to, kad aš jį ką tik siuvinėjau, nors ir ne pagal ruletę, bet tiesiog, kad žiūrėsim, ar tą patį švyturį man išmes ar ne. Nu ir ką? Geras. Nu ką, švyturys. Nu gerai, jeigu švyturys, tai aš jį ir pajudinsiu dar truputį. Ruletė matyt nori, kad jį greičiau pabaigčiau. Tai pasimsiu švyturį, nesenai jūs jį matėte ir pasiuvinėsiu, tik vat sakau, nežinau kada. Arba, nu šiandien tikrai ne, tai gal sekmadienį aš jį pajudinsiu, gal šiandien laivus rėmuose judinsiu. Nu, pasižiūrėsim. O kelioniai ką pasimsiu, tai aš jums parodysiu, nes dar nežinau tiksliai ką pasimsiu kelioniai. Tai ką einu siuvinėti dabar laivus rėmuose ir parodysiu jau sekmadienį, kiek man pavyko juos pajudinti. Na va, kaip pasistumėjau švyturį, pasižiūrėkit, kaip gražiai jisai man juda į priekį. Tai va čia jau yra vėliavėlės, matote, ar nelabai ryškios, nes backstitch'o nedariau, nes yra užduotis, tai dar kaupiu, kad galėčiau padaryti tiek, kiek reikia kryželių pagal užduotį, tai už tai ir nedariau vėliavėlėm apvadų šitų, dėl to, kad einu toliau, auginsiu toliau švyturį. Tai pirmas aukštas švyturio jau pastatytas, čia va, jau matot, prasideda kita dalis. Čia jau bus kita spalva raudona, liktai, jeigu gerai atsimenu. Tai va, po truputį keliauja švyturys į priekį. Dar čia tiesa nepadariau apvadų, baltų siūlų bus, čia kažkur mačiau. Man atrodo, duryse yra baltas siūlas ir gal inkarė, neatsimenu dabar. Nu, man labai patinka šitas darbas. Tikrai nuostabus, tikrai gražiai atrodo toksai ir smagiai siuvinėjasi ir greitai siuvinėjasi, dėl to, kad čia yra mažas plotas ir viena spalva, pamatot. Čia va viena spalva, čia viena, tiesiog nėra pavienių daug kryželių. Ir ką? Tai padariau, bingo padariau 2 normas su šito švyturiu. Tai šį mėnesį nepasižiūrėjau, jo, dar bus viena, tai tikrai norma, o gal norėsiu, dar pasidarysiu. Tai va, tai tiek turiu. Eisiu dabar dar pasiuvinėti laivus rėmuose. Bet ne dabar eisiu, o rytoj sekmadienį, šiandien šeštadienis. Truputį turiu išvažiuoti, tai pasiėmiau kitą darbą, tai va parodysiu, ką aš pasiėmiau ten kelioniai padaryti. Tai štai tiek apie švyturį ir statom toliau. Na tai sveikos, matote prieš save ką, augi štai šitą darbą, tai yra kūdikėlis Jėzus, Juozapas ir Marija. Ir aš jį pasiėmiau, kadangi dabar esu išvykusi, tai pagalvojau, ant šito medinio pats tas bus išsiuvinėti. Ir nesukau ruletės, nes kažkaip ruletė nemėgsta darbą ir niekad jo neišsuka. Tai pasiėmiau dėl ko šitą, dėl to, kad vienas dalykas tai yra kelionė, kitas dalykas tai yra bingo, yra viena užduotis, kur yra parašyta vyras. Tai čia aiškiai, akivaizdžiai yra vyras, taip. Ir 300 kryželių reikia daryti. Na tai kryželius aš skaičiuosiu, vat turiu popierinę schemą. Ir skaičiuosiu kryželius, vat čia vat ir nuo karto liko, matot, yra
Tiesiog kažkiek pasiuvinėsiu vieną spalvą, paskaičiuosiu ir užbrauksiu. Ir va taip skaičiuosiu, kol bus 300 kryželių. Ir kiekgi man liko, tai va čia pagrinde žiūriu dabar šitas kūdikėlis kaip ir beveik visas išsiuvinėtas. Tai va liko čia siuvinėti visą tą. Tai gal eisiu nuo apačios, gal eisiu nuo viršaus į apačią, net nežinau. Gal nuo viršaus į apačią eisiu dėl to, kad aš laikau kairę ranką šitą darbą. Va, ir jeigu čia laikau, tai tada siūlai išsiteps laikant. Tai reikia čia paskiausiai siuvinėti. Tai siuvinėsiu nuo viršaus, padarysiu ir tada žiūrėsim, kas čia man gausis. Nu ką, nusiuvinėt, pažiūrėsim, per kiek laiko aš galėsiu padaryti štai šitas 300 kryželių. Va, išsiuvinėjau, dabar nelabai matos ant saulės, irgi nesimatys. Va čia, kur išsiuvinėjau 301 kryželį, va čia skaičiavau šone, kadangi neturiu sagą varianto. Ir va čia, kur su tušinuku, matot, užbraukyta su tušinuku, tai čia va visur aš ir pasiuvinėjau, va, su tušinuku visur užbraukyta. Ir kasgi gavosi. Tai pajudėjo rūbas mėlynom raudonom spalvom, čia paskui buvo likę keli kryžiukai, čia buvo likę keli kryžiukai, užkišau skylutes. Ir va, taip gavosi 300 kryželių, tas darbas labai lėtai, bet eina į priekį. Gal kažką, dabar galvoju, pasižiūrėsiu dar, gal kažką galėčiau irgi pritaikyti dar iš bingo, tai va, reiks pasižiūrėti. Nu va, reiks pasižiūrėti, kas man dar. Nu, yra tas siuvinėti backstitchų, bet dar aš ne viską padariau, tai čia netinka. Geltoną spalvą nebeturiu nieko. Vienu žodžiu, negaišiu dabar laiko, pasižiūrėsiu ateityje, ką aš čia galiu padaryti. Ir štai. Tai štai mano taip po truputį keliauja tas medinukas į priekį. Na ką, dabar eisiu toliau siuvinėti ir šiandien yra sekmadienis. Tai kaip sakiau pradžioje video, tai norėsiu vakare pasiuvinėti laivus rėmuose dar. Pajudinti ir tada jau parodysiu, kiek pavyko jų pasiuvinėti. Na va, praėjo savaitė ir kiekgi aš padariau. Tai padariau va šitą plotelį visą. Kaip žadėjau, taip ir padariau. Tai čia gavosi dar su keliais išlindimais, tai 1380 kažkas taip panašiai. Ir va, padariau tokį. Tai aišku, siuvinėjau ne kiekvieną dieną, tai jeigu būčiau kiekvieną dieną siuvinėjus, tai gal būčiau ir daugiau padarius. Bet, nu, kaip buvo, tai buvo. Ir juda laivai į priekį, labai to džiaugiuosi, kad aplamai jie juda į priekį ir tiesiog po truputį gražėja. Tai va čia jau matote, kitą kraštą jau matosi, kadangi perdėjau šitą rūšiuoklę. Siūlų perdėjau į kairę pusę, kad netrukdytų man čia siuvinėti, tai va. Tai dabar vanduo siuvinėjasi, laivai rėmuose eina į priekį ir žiūrėsim, kas kaip bus toliau. Tai ką aš galiu pasakyti dar, tai tokia ši savaitė buvo. Gal turininga, gal nelabai, nežinau kaip su ko vertinti, nu, įvairių tų savaičių būna. Būna labiau turiningų, būna mažiau. Ir šiaip smagu, kad po truputį juda visi darbai į priekį, ką aš pasiėmu, tai va tas labai smagu. Labai džiaugiuosi, kad švyturį pajudinau nemažai, sakyčiau, į priekį. Tai žiūrėsim, kaip kitą savaitę jam seksis. O dabar jau ką, ačiū labai, kad žiūrite, ačiū, kad spaudžiate laiką, prenumeruojate, komentuojate, labai smagu gauti jūsų komentarus. Ir ką, susitiksime jau dabar kitą savaitę. Ate.